Ir šio vakaro meditacija man padiktavo sesijos, tos asmeninės konsultacijos, kurias aš vedu. Ir šią savaitę tema, kurią girdėjau nuolatos, iš savo klientų buvo: aš negaliu priimti tam tikrų savo dalių. Aš negaliu priimti tam tikrų savo gyvenimo epizodų. Man labai gėda, kai aš tai dariau, tai buvau ne aš. Bet jeigu mes judam link vientiso, gyvo, tikro aš, tai negali būti tų dalelių, kurių aš savyje nepriimu. Todėl šio vakaro meditacija vietomis gali būti sunki, vietomis gali būti nelabai maloni, nelabai patogi. Bet tam, kad mes taptume vientisomis, išbaigtomis būtybėmis, mes turim pasižiūrėti ir tas savo daleles, kurias ne visada norim matyti. Tai ir yra sąmoningumas, buvimas su tuo, kas vyksta, buvimas su tuo, kas ateina ir su tuo, kas aš esu. O štai aš ir sakau, tobulumas yra procesas. Tam, kad mes kiekvieną akimirką priimtume save tokius, kokie esame. Kiekvieną akimirką su visu tuo, iš kur mes atėjom, kas mumis sudaro, su visomis tomis patirtimis. Čia ir dabar, su visais savo pasirinkimais. Aš esu tiesiog aš, tobulai aš. Vieno šitos minties jau gera viduje. Na, per daug neišpasakosiu to, kas bus. Nes ir pati ne viską žinau, kas bus. Ir tam, kad aktyvuotume šį srautą, meditacijos srautą, visų pirma, užsimerkite, įsitaisykit patogiai. Ir dabar yra laikas prisiminti, su kuo atėjau, ką atsinešiau į šią meditaciją. Kokie norai, kokie tikslai, kokio rezultato tikiuosi iš šios meditacijos. Ar esu laimingas? Ir kas turėtų įvykti, kad jausčiausi dar geriau. Kelias akimirkas tiesiog pabūk su tuo, kas vyksta čia ir dabar. Kaip jaučiasi kūnas.
kokios mintis galvoje. Kokie jausmai, kokios emocijos. Nereikia nieko analizuoti, nereikia nieko vertinti, priimti ar nepriimti. Tiesiog žiūrėk į visą tai, tarsi iš šalies. Štai aš, toks, koks esu čia ir dabar. O dabar prisimink, kad šioje meditacijoje esi ne vienas. Prisimink, kad dar labai daug žmonių įsijungia į šį srautą. Iš savo vidaus, iš pojūčio aš esu. Palinkėk kiekvienam prisijungusiam to, kas kiekvienam yra geriausia. Su dievišku bešališkumu. Aš nežinau, kas tau yra geriausia. Galbūt netgi tu to nežinai. Bet aš pasitikiu, kad realybė dovanos tau kiekvieną akimirką tai, kas būtent tau yra geriausia. Palinkėk to kiekvienam prisijungusiam. Pajausk ryšį. Šiuo metu medituoja beveik 100 žmonių. Palinkėk kiekvienam iš jų to, kas būtent jam yra geriausia. Pajaus, kaip erdvė aplinkui tave pamažu ima keistis. Kūnas darosi šiltas, sunkus. Atiduok visą kūno darbą čiužiniui, lovai, sofai. Čia ir dabar. Tau nereikia nieko daryti, nereikia nieko keisti, nereikia netgi galvoti. Vis giliau ir giliau tu pasineri į ramybę ir atsipalaidavimą. Akimirkai prisimink savo kvėpavimą.
Atpalaiduok pilvą. Ir tiesiog mėgaukis tuo, kaip įkvepiant pilvas pakyla, o iškvepiant nusileidžia. Įkvėpk naivios, gaivios energijos, o iškvėpdamas paleisk visą nuovargį, nerimą, stresą, įtampą. Įkvėpk ramybės ir pasitikėjimo, o iškvėpk skubėjimą, bėgimą, nerimą. Įkvėpdamas pasiimk pasitikėjimą, buvimą čia ir dabar. O iškvėpdamas paleisk netgi tai, paleisk viską. Tik tu ir tavo kvėpavimas. Kvėpuok. Ir jaus, kaip su kiekvienu įkvėpimu ir kiekvienu iškvėpimu tu vis giliau ir giliau atsipalaiduoji. Dabar įsivaizduok, kad stovi aukštų laiptų viršuje. 10 laiptų, vedančių gilyn į visišką ramybę ir visišką atsipalaidavimą. 10 laiptų, vedančių į tavo sielos namus. Laiptus dengia baltas, tirštas rūkas. Tu stovi laiptų viršuje ir esi pasiruošęs žengti gilyn. Leisk savo vaizduotei sukurti kuo gyvesnį vaizdą, pojūtį. Aš skaičiuosiu iki 10 ir kai pasieksiu skaičių 10, tu būsi visiškai ir įvairiapusiškai atsipalaidavęs. 1. Pirmas laiptas gilyn. Baltas rūkas apgaubia tavo pėdas, kairėje ir dešinėje. Baltas rūkas skverbiasi per odą, gilyn į tavo pėdas, nešdamas šilumą, atsipalaidavimą ir ramybę. Maloni šiluma skverbiasi per odą, per raumenis, per sausgysles, į kiekvieną pirštą, iki pat kaulų. Antras laiptas ir baltas rūkas
apgaubia tavo blauzdas, kairėje ir dešinėje, iš viršaus ir iš apačios, per odą, per raumenis, per kaulus. Baltas rūkas neša ramybę ir atsipalaidavimą. Baltas tirštas rūkas skverbiasi į tavo blauzdas, ištirpdindamas bet kokią įtampą, bet kokį stresą, ramindamas ir atpalaiduodamas. 3. Keliai. Dar vienas laiptas gilyn ir maloni šiluma užlieja tavo kelius. Kelių vidus ir išorė, kairysis ir dešinysis. Baltas rūkas skverbiasi per odą, glostydamas kiekvieną raumenį, kiekvieną ląstelę, nešdamas ramybę ir atsipalaidavimą. Keturi. Šlaunys. Baltas, tirštas rūkas užlieja tavo šlaunis, skverbiasi gilyn, tarsi maloni šiluma, tarsi visiškas atsipalaidavimas. Leisk šiam baltam rūkui ištirpdyti visas įtampas. Atsipalaiduok, pasinerk į šį šiltą, tirštą rūką. Dar vienas laiptas gilyn ir maloni šiluma užlieja tavo klubus, sėdmenis, pilvo apačią. Baltas tirštas rūkas skverbiasi gilyn per odą, nešdamas ramybę ir atsipalaidavimą, nešdamas šilumą ir jaukumą. Ir tu matai, kaip apatinė tavo kūno dalis tirpsta ir sklaidosi baltame, tirštame rūke. Šeši. Dar vienas laiptas ir maloni šiluma užlieja pilvą, visus vidaus organus, apatinę nugaros dalį. Tarsi malonus masažas, baltas rūkas skverbiasi į kiekvieną ląstelę, atpalaiduodamas ir nuramindamas, gydydamas, nešdamas ramybę.
Dar vienas laiptas gilyn ir baltas rūkas užlieja krūtinę, viršutinę nugaros dalį, rankas, delnus, kiekvieną pirštą. Baltas rūkas skverbiasi į krūtinę, glosto tavo plaučius ir kvėpuoti tampa lengviau. Bet kokia įtampa sklaidosi baltame, tirštame rūke. Kiekvienas pirštas, kiekvienas raumuo, kiekviena ląstelė ilsisi, atsipalaiduoja. Aštuoni. Kaklas. Maloni šiluma užlieja kaklą, sprandą, skverbiasi gilyn į gerklę, šildydama ir nuramindama. Įsileisk baltą rūką ir jausk, kaip visas tavo kūnas pamažu tirpsta ir sklaidosi baltame, tirštame rūke. Devyni. Dar vienas laiptas. Galvos oda, plaukai, kakta, antakiai, akys, raumenys už akių, smilkiniai, skruostai, nosis, lūpos, liežuvis, smakras, ausys, raumenys už ausų, visiškai atsipalaiduoja, ilsisi. Ir tu jauti, kaip maloni šiluma skverbiasi gilyn į smegenis. Maloni šiluma nuramina protą. Čia ir dabar. Nereikia nieko galvoti. Nereikia nieko kontroliuoti. Gali tiesiog ilsėtis. Ir tegu ši muzika ir šis balsas veda tave gilyn į tavo ryšį su pačiu savimi. 10. Atsispirk ir nerk gilyn į baltą, švytinčią erdvę, į baltą tirštą rūką, gilyn ir gilyn. Visiška laisvė. Kūnas gali ramiai ilsėtis, o tu keliauji gilyn į savo sielos namus.
Nerk gilyn ir kilk aukštyn. Dairykis aplink. Balta, švytinti erdvė. Šioje erdvėje tu esi ne vienas. Tau skraidant ir nardant šioje erdvėje, tolumoje matai siluetą. Siluetą, kuris toks pažįstamas. Toks mielas ir toks mylintis. Artėk prie jo. Kas tai? Įsižiūrėk. Sutik savo vedlį. Pajausk sielų susijungimą. Tu buvai labai jo pasiilgęs. Jis ištiesia tau ranką ir kviečia eiti tave kartu. Eiti tave gilyn, gilyn į sąmoningumą, gilyn į savo esmę. Jis pažada tau, kad dovanos visą meilę. Ir jeigu tau bus sunku, visada gali juo pasikliauti. Ir jūs einate gilyn, balta, švytinčia erdve. Erdvė aplinkui darosi tarsi baltas ekranas. Visur aplinkui tave. Vedlys sustoja. Ar esi pasiruošęs priimti dalelės savęs? Ir tu sakai taip. Vedlys tavęs prašo. Prisimink, kada buvai labai supykęs, kai iš visos širdies pykai, nekentei, niekinai. Prisimink tą situaciją ir stebėk, kaip ji randasi aplinkui tave, tarsi ekrane. Tu pyksti. Reali situacija iš tavo gyvenimo. Tu pyksti. Labai pyksti. Matyk save tarsi iš šono. Stebėk šią situaciją. Nebijok, jei kyla emocija. Prieik arčiau.
ir pažvelk tam pykstančiam savo į akis. Tiesiog žiūrėk. Nebijok pajausti pykčio, kurį jautėjai. Jis nieko nereiškia. Tiesiog žiūrėk savo į akis. Ir jausk, kaip situacija keičiasi. Jausk, kaip į tave tarsi mažos srovės ima tekėti šios situacijos dalelės. Tu nenorėjai jos matyti, tu buvai ją atstūmęs. Tu sakei, kad tai buvai ne tu. O dabar tu susigrąžini dalį savęs. Aš tai taip pat esu aš. Pasiimk visą energiją iš šios situacijos. Įsileisk ją į save. Susigrąžink savo dalį, kurią buvai išstūmęs iš savo gyvenimo. Įsileisk, priimk, nurimk. Pasiimk iš šios situacijos viską, ką gali pasiimti. Ir atsisveikink su ja. Ji daugiau nesugrįš ir tau nepriekaištaus. Tu priėmei save. Pykstantis aš. Taip pat aš. Ir netgi jeigu aš pykstu, nuo to aš nesu blogas žmogus. Tai tiesiog aš, kuris pyksta. Situacija tolsta. Aplinkui tave vėl balta, švytinti erdvė. Vedlys tau pritariamai šypsos. Jis didžiuojasi tuo, ką tu padarei. Akimirka. Tiesiog ilsėkis baltoje, švytinčioje erdvėje. Vedlys vėl klausia, ar esi pasiruošęs žengti dar vieną žingsnį. Ir tu sakai taip. Vedlys tavęs prašo prisiminti situaciją, kurioje tau labai skaudėjo.
situacija, kurioje jautėsi sukniuždytas, bejėgis, tarsi žvėrelis užspęstas į kampą. Situacija, kurioje dužo širdis, kurioje skaudėjo taip, kaip nenorėtum, kad kada nors dar skaudėtų. Širdį draskantis skausmas. Prisimink ir leisk tai situacijai atsirasti aplinkui tave. Atsirask toje situacijoje, matyk kiekvieną detalę. Ir matyk save, kuriam skauda. Matyk save sudaužytą širdim. Ir vėl prieik arčiau. Nebijok pajausti skausmą. Pažvelk savo į akis. Tiesiog žiūrėk. Tarsi sulėtintam kine. Tu stebi situaciją, kurioje tau labai skaudėjo. Ir vien stebėdamas, vien priimdamas, neatstumdamas, neužsimerkdamas, tu susigrąžini dalelę savęs. Ir vėl pajausk šiltas energijos sroves, sugrįžtančias į tave iš šios situacijos, kurią buvai užblokavęs, išstūmęs ar paneigęs. Įsileisk šią energiją atgal į savo ašį, atgal į savo esmę. Įsileisk ir priimk. Būk joje, kol pajausi, kad skausmas atlėgo. Būdami čia ir dabar, mes galime keisti ir praeitį. Mes gydome savo žaizdas, tiesiog priimdami tai, kas buvo. Ir jeigu jauti, kad skausmas nepraeina, tiesiog stebėk. Tavo vedlys yra šalia. Jis siunčia meilę ir šilumą. Jis spinduliuoja į šviesą. Tu gali. Tu gali. Nereikia atleisti, nereikia pamiršti. Tiesiog priim. Kai tau skauda, kai tau dūžta širdis, tai taip pat esi tu. Tu esi gyvas žmogus. Tu gali jausti. Todėl kartais tu jauti skausmą. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Tu tiesiog esi žmogus. Toks, koks esi tu.
Būk toje situacijoje, kol joje liks tik šviesa, tik meilė. Ir pasiimk iš jos visą energiją. Priimk visą šią situaciją kaip dalį savęs. Kai man būna, taip pat esu aš. Ir kai pajausi, kad skausmas išsisklaidė, sugrįžk į baltą švytinčią erdvę. Tavo vedlys tau šypsosi ir tave palaiko. Tu darai didžiulį darbą. Dabar tiesiog ilsėkis. Ir esi pasiruošęs žengti dar vieną žingsnį, priimti dar vieną dalį savęs. Ir tu žinai, kad taip, tikrai taip. Vedlys vėl ima tave už rankos ir prašo prisiminti situaciją, kurioje jauti gėdą, pažeminimą, paniekinimą. Prisimink tą situaciją, iš kurios norėjai kuo greičiau pasprukti. O galbūt tik žiūrėdamas atgal, gėdiniesi tuo, kas atsitiko. Nebijok. Galbūt užtruks šiek tiek laiko, bet ši situacija taip pat po truputį ima kilti tau prieš akis. Nebėk iš jos. Tiesiog stebėk. Gyvenimo etapas, kurio nenorėtum prisiminti. Situacija, kurios nenorėtum prisiminti. Tiesiog žiūrėk, jaus, ir atverk savo širdį, įsileisk,
tai taip pat esi tu. Kad ir ką tu bedarytum, kad ir kokius sprendimus bepriimtum, tu visada linki savo geriausio. Galbūt tuomet tu priėmei klaidingą sprendimą, bet tai taip pat esi tu. Ir netgi priimantis klaidingus sprendimus, tu vis tiek esi vertas meilės. Atsiverk šiai situacijai ir jaus, kaip malonios bangelės sugrįžta į tave. Iš šios situacijos energija sugrįžta tau. Kad ir ką tu bedarytum, tu esi pats mylimiausias žmogus. Tu esi vertas visos meilės. Visų pirma, dovanok ją savo. Visose situacijose, kad ir kas beiškiltų iš atminties ar iš vaizduotės, neatstumk to, priimk, įsileisk, atsiverk, leisk savo plėstis, o nedalink savęs į daleles. Būk vientisas, būk galingas čia ir dabar. Situacija aplinkui tave vėl sklaidos ir vėl lieka balta, švytinti erdvė. Vedlys šalia tavęs virsta galinga balta šviesa ir tu susilieji su ja. Tu taip pat esi galinga balta šviesa, vientisas, stiprus, pasitikintis, žinantis, kur link eini, vientisas, padarytas iš meilės ir šviesos. Spinduliuok šią šviesą į visą savo gyvenimą ir pažadėk savo, kad jeigu atmintyje ar gyvenime vėl iškils situacija, kurią jausi tai, ko nenori jausti, tu nenusisuksi nuo savęs, nepaneigsi to, kas esi, o atsiversi ir priimsi. Žiūrėsi tai tol, kol tai netaps teisėta tavo dalimi, kol tai netaps tavo jėga. Iš kiekvienos situacijos gali pasiimti energiją ir palikti informaciją praeityje. Galinga šviesa nušviečia tau kelią. Galinga šviesa veda tave pačiu geriausiu, pačiu lengviausiu ir pačiu įdomiausiu keliu. Tavo unikaliu keliu
kurio niekas negali pakartoti. Aš esu. Aš esu. Parsinešdama šią šviesą, pamažu keliauk atgal. Leisk šiai šviesai nušviesti tavo protą, tavo mintis, įžvalgas, žodžius, tavo kūrybą, darbus. Įsileisk meilę ir žinojimą į savo protą, į savo sąmonę. Lygiai taip pat tegu ši šviesa nušviečia tavo jausmus, tavo emocijas. Žinok, kad emocijos yra tavo. Ir tau nereikia jų užspausti, jų nereikia neigti ar atmesti. Priimk jas kaip dalį savęs. Gyvas žmogus, kuris jaučia. Šviesa tavo širdyje. Ir lygiai taip pat įsileisk šviesą į savo kūną. Įsileisk šią žaižaruojančią jėgą į kiekvieną savo ląstelę. Pajausk, kaip kūnas užsipildo nauja gaivia energija, šviesa, lengvumu. Ir po truputį sugrįžk. Sugrįžk į šią akimirką. Pailsėjęs, atgavęs gyvybinės jėgas, sugrįžk į čia ir dabar. Gali kelis kartus giliai įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpk iš baltos švytinčios erdvės ir iškvėpk į savo gyvenimą, į savo realybę. Ir sugrįžk po truputį, lėtai ir su malonumu. Pajausk džiaugsmą būti savo kūne. Pajausk džiaugsmą būti unikaliu žmogumi. Tuo, kas esi. Tu. Toks, koks tu esi. Sugrįžk į šią akimirką. Sugrįžk į čia ir dabar. Padėkok šiai erdvei. Padėkok visiems žmonėms, kurie prisijungė tam, kad sukurtų šį stebuklą. Ir atsimink, kad esi ne vienas. Šiame kelyje mūsų yra daug. Sugrįžk. Sugrįžk ir parsinešk. Tai yra realu. Realybės veiksmas, ranka į ranką su tavimi.
pasidalintume. Galbūt iškilo kažkokių klausimų, pastebėjimų. Tiesiog turim kelias minutės tam, kad dar pabūtume kartu. Aš palauksiu jūsų klausimų. Kovo mėnesį mes vėl pradedam meditacijas grupėse. Pirmoji laukia kovo 6, 18:30 studijoje 365 Vilniuje. Mes vėl būsim su Renata iš Stebuklai sau. Vėl gersim šiltą jaukią arbatą, valgysim skanius sausainius ir žinoma medituosim. Ir to susitikimo tema bus dėkingumas. Dėkingumas ne kaip padėka, o dėkingumas kaip būsena, kaip pagrindas po kojų, nuo kurio galim judėti į priekį ir siekti savo tikslų. Ką laukia jūsų klausimų, pasidalinimų, kaip jūs jaučiatės. Taip pat kovo 5-6 turėsim ekskursiją. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes grupė renkasi tikrai stipri, įvairi. Ir ekskursijoje mes turim nuostabią galimybę mokytis vieni iš kitų. Ekskursijoje mes ne tik neriam gilyn į save, bet dažniausiai grupė susirenka tokia, kurioje galim labai daug išmokti vieni iš kitų. Mes klausome specialių pratimų su HemiSync technologijos dažniais. Tai yra originalūs Monroe institute sukurti įrašai, kurie jau daugiau negu 40 metų padeda žmonėm prisiliesti prie savo totalumo, prisiliesti prie savo gelmių, prie savo esybės, pažinti save iš tokios pusės, iš kokios net neįsivaizdavom. Tai dar turiu kelias vietas ir labai kviečiu prisijungti, nes tos dvi dienos tikrai gali tapti kelrodė žvaigždė į naują gyvenimą, į naują savęs suvokimą. Ekskursija trunka 2 dienas. Milda klausė, kiek laiko jį trunka. Trunka 2 dienas, tai yra 2 dienos pilnos nuo 10 iki 18-19 valandos. Intensyvios 2 dienos, per kurias klausomės 5-6 tokių štai įrašų, panašiai kaip šitos meditacijos, kurias mes darom. Tik ten didesnis akcentas yra į savarankišką darbą, tai yra mažiau teksto ir daugiau specialių dažnių, kurie veda smegenis ir sąmonę į labai gilias, į tokias būsenas, kurių mes negalim patirti kasdienybėje. Ir labai dažnai žmonės, kurie su manim kurį laiką medituoja, kai pradeda klausytis muzikos su tais dažniais, sako, tai kur jie buvo visą laiką. Sako, aš pagaliau suprantu, ką reiškia meditacija, aš pagaliau suprantu, apie kokias gilias būsenas tu kalbi. Tai tie dažniai iš tikrųjų yra stiprus dalykas. Mano puslapyje galit paskaityti daugiau. Prie veikla paspauskit HemiSync ir ta technologija ten yra išsamiau aprašyta. Mano puslapis Maja
majagreit.com. Jūratė klausia, ar ekskursijoje gali dalyvauti tik tie, kurie supranta anglų kalbą. Iš tikrųjų, pratimai yra įrašyti angliškai, bet, tarkim, jeigu kiekvienas pratimas trunka 45 minutės, tai kalbos jame yra kokie 20 sakinių, nedaugiau. Ir ta kalba yra tokia, kuri suprantama ir tiems, kurie sako, kad anglų kalbos nesupranta. Bet to aš kiekvieną pratimą išverčiu ir paaiškinu prieš jį darant. Todėl svarbiausia jame yra ne tekstas, o dažniai. Svarbiausia yra tas patyrimas, kuris vyksta už teksto. O tekstas yra tarsi tokie kelio ženklai, kur kartas nuo karto primena, kad nemiegokit, o medituokit, darykit tai, ką reikia daryti. Vaida klausia, ar kovo mėnesį bus online meditacijų. Taip bus. Jos dar nežinau, kada vyks, bet turbūt vėl trečiadieniais arba ketvirtadieniais. Dar nežinau, apie ką jos bus, todėl dar jų nepaskelbiau. Taip jau būna su tais medituojančiais žmonėmis, kad nesinori daryti nieko iš galvos, noriu pajausti, kas ateis, tada ir paskelbsiu. Bet jos tikrai bus, jeigu esat užsiprenumeravę naujienlaiškį, tai visa informacija vis tikrai pasieks. Milda klausia, ar yra amžiaus riba, gal tai jauniems. Jeigu čia mes apie ekskursiją kalbam, tai jau žinau, kad joje dalyvaus žmonių pačių įvairiausių amžiaus grupių. Yra ir jaunų, ir vyresnių, ir per vidurį. Taip kad amžius tikrai neriba. Jo labiau Monroe institute, kuriame aš šito mokiausi, dažniausiai susirenka žmonės, kurie jau yra atlikę visus savo socialinius darbus, tai yra dažniausiai tiem, kurie jums virš 50, ir jie mėgaujasi kiekvieną akimirką iš tų dažnių, iš tų pratimų. Taip, kad ribos jokios tikrai nėra. Šita technologija yra universali ir kas nori panaudos ją savo tikslų siekimui, kas nori panaudos ją savo sielai, kas nori savo esybei, savęs pažinimui. Tai yra universalu. Taip, kad amžiaus ribos tikrai nėra. Ona sako, muzikos negirdėjau, užtat lydėjo mėlyna šviesa. Gražu. Iš tikrųjų, spalvos yra vienas iš lengviausių būdų suvokti energiją. Ir per jas daug gaunam per tas spalvas. Tai vėlgi neturiu universalių paaiškinimų, ką reiškia mėlyna, bet suraskit tą atsakymą pati savo. Ką? Ačiū visiems. Laikas nešti šviesą į savo gyvenimą. Laikas eiti ir būti savimi. To jums ir linkiu. To, kas kiekvienam iš jūsų yra geriausia. Tikiuosi susitiksime gyvai arba online meditacijose. Visą kovo mėnesį laukia daug renginių. Ačiū jums.
Džiugu, kad kažkas rado tai, ko reikėjo. Ačiū Jums, ačiū už šitą galimybę pabūti sraute. Ir iki kitų susitikimų. Dėkoju.